Ką, pradedam važiuoti. O taip atrodo startas su elektriniu. Be garso judam. Veidrodžiai labai keistai atrodo. Switch on auto panning on the door panel. First, Okay. pop into the right corner. Right corner. It's turned on. It's on? Yes. Right. Čia yra veidrodėlis, seka priekabos galą. Nu. Čia suka kai su fūra, su golfu. Tai jeigu turim ilgą sąstatą, tai seka priekabos uodega, nes nematai, kur ratai tavo eina. Bandau įprast. Tikiuosi matos, kaip atrodo vaizdelis per veidrodį. Warning after 15 seconds when you get estimated information. Yes, another 15 seconds. Kaip matot, laikau pakėlęs rankas, aišku, pasiruošęs, iš čia perspėja saugumo sistemą, kad vairuok, o ne telefonė sėdėk. Žodžiu, bet jis pats palaiko vis tiek juostą, net mažus posūkius iš tokio, jau sako, triukšmauk ir pradeda stabdyti sunkvežimį. Gerai. It's enough. Įjungia avarinį, pradėjo stabdyti sunkvežimį. Čia su ta mintim, kad jeigu man pasidarė bloga, jeigu gnočių pavalgiai, bloga pasidarė, aš nebevairuoju, nusmigau, tai sunkvežimis pats sustojo, pradėjo stabdyti, patys pamatėt, avarinį jungia. Lyg ir sakė, dar atrakina duris, įjungia šviesą kabinui, kad jeigu atvyktų pagalba, kad galėtų eiti, jeigu tu užsirakinęs. Tai, šiaip čia visai gerai, sakyčiau, šitas tai pakankamai gerai suveikė jisai čia. Nieko ypatingo nebuvo, tiesiog vairą paleidau ir jis tokius mažus pasukėlius pats pravairuoja. Bet jeigu tam tikrą laiką tu nieko nedarai, tai tau pradės stabdyti sunkvežimį. Tai visai saugumo klausimų, tai manau, čia visai geras. Nepradėjo staigiai stabdyti, kad pavojingai, tai proto ribose gan. Ir jis iki pilno sustojimo sakė vakar, kad turėtų taip sustoti. Nežinai, kad mes testuojam. Nu tai va, praėjus 3 valandom gerom vairavimo su veidrodžiais, sakykim, kokį 60% pripratau jau. Taip, aš aišku mėgstu priprast pilnai, tai man laiko gal ir 2 savaičių reikia, taip kad jau iki galo daspaust. Bet nėra taip, kad labai iš pradžių šiek tiek neįprasta, ypač dėl atstumo, kad ieškai veidrodžio pirmais kartais, pirmus metrus labai neįprasta būna. Po to jau taip normaliai, o po to iš vis pradėjau matyti abu veidrodžius vienu metu, kas nėra blogai, man atrodo, nes naktinis matymas šiaip puikiai veikia, naktį aišku nevažiavom, bet naktinis matymas parkingą vakar žiūrėjom, tai tikrai gerai matos. Per jokį veidrodį niekada taip nematysi turbūt. Yra dar, bet to ir apsauga gali gulėdams lovai pažiūrėti, kas daros aplink mašiną, net ir naktį. Tai tamsoje gerai matos, yra IR pašvietimas. Tai aš manau, kad čia ateity šitie veidrodžiai yra. Čia anksčiau ar vėliau standartiniai išnyks. Nes dar man buvo klausimas dėl užsilenkimo visą laiką, ar užsilenks tos kameros keltose. Kai keltose labai, kai sardinės sustatomus ten, tai ten viskas gerai. Užsilenkia elektrinis užlenkimas, viskas kultūringai. Gerai, veidrodžiai gerai pripras, bent jau šitie, nežinau kaip kiti, gal pirmieji kitų gamintojų gal netokie vykę buvo. Čia sakyčiau visai vykęs, nėra, kad perzintų kažkas, seka priekabos uodegą. Kontrastas geras, saulė čia pašviečia į ekraną, nėra taip, kad nesimato, nežinau. Kažkokių tokių, yra šiek tiek neįprasta, bet kažkokių čia tik pratimo reikalas gal labiau. Bet kad būtų blogai. Sakė, kas važiavo per lietų, tai sakė, net lašo nei vieno nebuvo, nustebę patys net buvo testuotojai, kad lašo nei vieno net nebuvo, nes kažkaip taip pro srautą praeina. Tai aš aišku, čia nemačiau, negaliu patvirtinti, bet taip sakė, tai
gal ir tiesa. Turi pašildymą irgi, tai žiemą neužšals. O ta saugumo sistema tai puikiai veikia, štai, iš esmės. Kur avarinė sustojimo. Tai va, tokie mano įspūdžiai. Pravažiavau su visais, visos jos turi aero kabiną. Yra šiek tiek ilgesnė, 24 cm už standartinę. Ir kaip ir anksčiau minėjau storiukose, sakiau, kad čia vis dar bus gaminamas standartinė kabina. Čia yra kaip M paketas, kaip ant BMW būna ten, ar AMG ant Merso, čia tik tais papildomas plasmasės, uždengti tarpai, suleisti ir geresnė aerodinamika, nebėra visos nuimtos nereikalingas detalės. Taip pat aš buvau klausęs per prezentaciją apie kitus veidrodžius, kurie palikti yra, ir kiti irgi klausė, kodėl palikti yra kiti veidrodžiai. Aero modelį galėtų viską ant ekranų palikti, kameras, bet tiesiog atsakymas buvo toks, kad reiktų papildomų ekranų. Tas irgi nebūtų problema, bet nėra tiek naudos pakeitusi kamerą, nes iš priekio čia, vat, kai ta kamera yra, jinai tiek daug netrukdo, o šoninė tai irgi kampus stovi neatsilošus, tai tiesiog nesukuria tiek naudos jų pašalinimas, kiek kad būtų verta tą daryti. Ir ekranai tie papildomai vis tiek blaško, reiktų apsikrovęs ekranais būtum tai palikta kaip yra. O kaip toliau bus, matysim. O prie veidrodžių jau po trečią važiavimą pripratau, kažkiek, sakykime, nepilnai, bet pripratau ir taip jau pastebėjau, kad galim beveik abu veidrodžius matyti, jie gaunasi arčiau šiek tiek, tai galima abu veidrodžius matyti. Jeigu biškį suvedimo akyse nėra, viena į kairę akis, kita reštauja, tai galim abu veidrodžius vienu metu matyti. Tai čia, sakyčiau, privalumas, irgi toks biškį periferinis matymas, tai šiek tiek. Tai įspūdžiai šiaip neblogi, triukšmo nėra, mano inkeliukas daug triukšmingiau važiuoja, bet... O tas paketas sako, kad kiek taupo kurą su paprastu 5 procentus teoriškai turėtų. Nu, testuose sakė bandė, tai tas nėra mažai, sakyčiau. O dėl išvaizdos, kas dėl išvaizdos? Čia kaip ir žmona, vienam gražiai, kitam ne. Tai reikia džiaugtis, kaip ir minėjau, kad į ateitį turbūt bus kaip lėktuvai, vis tiek dėl aerodinamikos visi vienodi. Aptakių formų ir viskas, tai kažką reikia aukoti, arba nori aerodinamikos, arba grožio, tai turbūt kažkur reikės kompromis. Kelionė kaip ir praktiškai baigęs, jau apsisukinėjom, sėdžiu ant soliuko, šiaip geras, labai soliuks. Čia va gėrimam pasidėti viską. Kaip sakoma, faina, nauja, jauna, bet vis tiek grįžti pas mamą su laiku, kur tu geriau rasi negu namuose. Va, dabar pailsėsim, pavalgysim, nes mūsų darbo dalis irgi yra valgyti čia. Tai va, ir eisim poilsiauti. O šiaip tai įspūdžiai tai labai puikus iš tikrųjų. Labai komanda gera, profesionalus instruktoriai papasakoja, ko klausia, viską žino. Liuks.